paskutinius metus man sukako 40 metų. O sukakus 40 metų prisiminiau Polio Gogeno istoriją, kuris 40 metų pradėjo kurti. Jis iki tol dirbo bankininku ir tapė, bet jau taip grinai atsidavė kūrybai, bent jau taip sakė mano dailės mokytojai 40 metų. Ir man pasidarė įdomu, jeigu aš nustočiau kurti 40 metų ir gyvenčiau Polio Gogeno gyvenimą taip, tarsi jis būtų nekūręs. Tai reiškia, tokio gyvenimo mes nežinom, jo nėra, Gogenas jo nenugyveno, jis pradėjo kurti, da gyveno iki 54 metų ir Markizų salose mirė. Ir aš nutariau 14 metų pabandyti gyventi tokį Polio Gogeno gyvenimą, taip tarsi jis būtų nekūręs. Ir tokiu būdu mano gyvenimas tapo meno kūriniu. Aš kuriu Gogeno gyvenimą, nekuriančio menininko Gogeno gyvenimą ir galima sakyti, kad aš nevagiu jo, jį reikia sukurti, jo nėra tokio gyvenimo. Tada kyla klausimai, koks būtų pasaulis be impresionisto Gogeno, ką Gogenas veiktų, jeigu tikrai būtų nekūręs. Ir tai vietoje aš tam tikrą laisvę turiu. Ir kažką gyvendamas veikiu. Pavyzdžiui, tapau meno kūrinių kapinių sargu. O kadangi nėra kitų meno kūrinių kapinių, tai neturiu bendradarbių, su kuriais galėčiau padiskutuoti darbiniais klausimais. Ir iš principo tos profesijos atstovas esu vienas pasaulyje ir neturiu jokių grupių, su kuo pasidiskutuoti, pasitart. Ir irgi tenka kurt tą kapinių sargo rolę, kurią taip pat nuo 15 metų pradėjau ir tuo ir užsiimu. Sunkus darbas, neturintis analogų ir palyginimų su kažkokiais kitais darbais. Nes kito, kaip sargo kapinių, meno kūrinių kapinių nėra. Ir tenka vėl viską pradėti nuo pradžių, ieškoti, kurti, galvoti ir tiesiog būti savo vietoje pagal apibrėžtas kapinių sargo darbo nuostatas, kurios jau parašytos 2015 metais ir aš stengiuosi jas sąžiningai vykdyti, suteikti galimybę menininkams pasinaudoti meno kūrinių kapinių paslaugomis ir pagal poreikius, pagal jų asmeninius scenarijus atlikti visus ritualus kūrinio ir kūrėjo atsiskyrimo momentais. Čia yra menininkai atsisveikinę su savo kūriniais ir palikę tam tikrus ženklus tų kūrinių buvimą. Tai muziejui tai yra patys kūriniai. Muziejui yra politika, atrinkimas ir taip toliau. Paroda yra, kad yra siekiama parodyti patį kūrinį. Tai čia yra siekiama daugiau parodyti, kad tas kūrinys yra miręs kūrinys, palaidotas, jis galbūt prisikels, neprisikels, čia mes negalim nuspėti ateities. O kam ta kamera? O čia yra kameros jau iš kito projekto ir mes galim laiks nuo laiko, pavyzdžiui, kai vyksta palaidojimai, tiesiogiai, kiti negali atvykti arba riboja judėjimo laisvę, tai galima tiesiog internete žiūrėti, kaip vyksta ta ceremonija, jeigu kam įdomu. Galima daryti tiesioginės transliacijas tiesiogiai iš šitos vietos, būtent tuo metu, kai vyksta ritualai. Aišku, nebūtinai galime, bet kada įjungti kamerą. Čia šitas Šarūnas Kačionas palaidojo savo fagoto karjerą Lietuvos simfoniniam orkestre. Čia dar vis nepastatom paminklo Meilė, džiazas ir velnias teatro spektaklio, teatro Saula spektakliui Plungiai, po to grupė DDT, paskui yra Kaladžius rolę palaidojo, scenografija spektaklių, kolonėlės, kurios turėjo kalbėti, užkastas į žemę. O yra tavo kūrinių? Ne. Kodėl? O kad aš dar nežinau, kaip tą padaryti.
Ar nežinai, kurį? Nežinau, aš aš biškį kažkaip, man dar gal per anksti, dar nesubrendęs palaidojimui. Šalia to, kaip jau minėjau, mano kūriniai gyvena atskirą gyvenimą nuo manęs. Aš kad nustojau kurti, tai nereiškia, kad kūriniai buvo sunaikinti ar aš negaliu jų išleisti parodas. Kaip šiandien matėm tą parodą Šaltojo karo muziejui. Paroda vadinasi Už bazės sienų ir tai buvo nuotraukos darytos už raketinės bazės sienų, kurias darė mano tėtis apie 67 metus, kai veikė šitą bazę, kurioje buvo 4 balistinės raketos nutaikytos į bet kurį tašką Europoje ir galėjo baigtis katastrofa. Tačiau žmonės prie tos bazės gyveno nežinodami, kas ten yra, ir kaip matė iš nuotraukų, tiesiog linksminosi, kaip tuo metu buvo linksminamas. Ir tada atsiranda tam tikra įtampa, kuri man pasirodė įdomi ir aktuali parodyti publikai. Tai atrinkau 13 fotografijų, kurios eksponuotos parodoje Už bazės sienų, būtent su ta intencija, kad tai, kas dėjosi už bazės sienų, nežinojo bazėje, o tai, kad yra bazė, niekas nežinojo už bazės sienų. Visai buvo linksma padaryti tą parodą. Ačiū muziejui, kad įsileido, ačiū, kad išleido, ačiū visiems, kas ją matė, ir tie, kurie nematė. Irgi nieko tokio. Gyvenimas šalia kažko grėsmingo ar nežinomo turbūt visada egzistuoja, nepriklausomai nuo laikmečio ar dar kokių ten erdvės dimensijų. Mano supratimu, visada kažkas lieka, ko mes nežinom, nesužinosim, ir nereikia to bijoti. 28 metais birželio 7 sukaks 14 metų, tai nepadariau nė vieno kūrinio, po kurio būčiau pasirašęs. Turbūt netgi nesiryščiau spėliot, ką aš veiksiu 28 metais, bet yra tikimybė, kad nekuriantis Gogenas gyveno ilgiau. Yra galimybė, kad jis lygiai tą pačią dieną buvo pažadėta ir mirė. Pats asmeniškai jau 7 metus naujų kūrinių nekuriu, o seni kūriniai toliau gyvena savo gyvenimą kaip natūralų kūrinio gyvenimą.